Tai ką, keliaujam toliau į Žirmūnus. Žirmūnai, tai yra video Žirmūnai, antra dalis. Ten matosi 12-aukščiai Žirmūnų pabaigos. Ten truputį už Neries lanko. Pasakysiu, kodėl nuo čia darau šitą video iš taip toli. Iš toliau nuo Žirmūnų. Šita vieta yra įdomi tuo, kad šitoj vietoj maždaug, čia yra toks ženklas įdomus. Labai įdomus ženklas. Jis buvo ir prieš 30 metų, dabar jis jau reiškiasi naujas, lietuviškas. Šitas ženklas yra įdomus tuo, nežinau kodėl jis čia atvirkščiai padėtas, gal taip turi būti. Jis greičiausiai reiškia, kad laivams negalima parkuotis. No parking. Jeigu rimtai, tai štai įdomi vieta tuo. Kitoj pusėje Neries irgi yra toksai ženkliukas, o dabar aš pastebėjau, irgi toks yra mažiukas. Toks pats irgi baltas, apibrauktas. Kad visi žino tikrai, kas senai gyvena ir iš Google, kad palei Žirmūnus ėjo tankų kelias, žvyrkelis. Dabar ten yra dviračių takas asfaltuotas. Todėl aš pradėjau video iš toli, nes turėjau informacijos, kad visi žinot, kad yra tanko miestelis buvęs, šiaurės miestelė buvusi reiškiasi kariuomenė. Tankai atvažiavę visų šitų tankų keliu, žvyrkeliu, dabartiniu dviračių taku, būtent šitoj vietoj, kur šitas ženklas keldavosi per Nerį. Šitas ženklas reiškia, kad laivams parkuotis negalima, reiškia, tai yra seklu. Tai yra seklu. Pats aš nemačiau, kai jie kėlėsi, bet kad važiavę, paskui mes privažiuosim arčiau, aš parodysiu, kurį aš mačiau 2 kartus. Kažkur 1988 metais važiavo žiemą tankai, dar prieš tuos baisius įvykius, bet apie tai truputį toliau. Tai ką, toliau važiuojame Žirmūnus, vaja čia Žirmūnų pabaiga, 12-aukščiai, čia Žirmūnų žiedas autobusų troleibusų, to mes davažiuosim, varom toliau, iki kol kas. Tai ką, aš važiuoju toliau palei Nerį. Gerai, tęsim toliau, automobiliai zuja, tai neįmanoma filmuoti. Įdomiausia tai, kad va tie ženklai, aš paskui prieisiu arčiau, kitoj pusėje matosi. Vienas apvalus, kitas stačiakampis, va tenai, prie pat kranto, kitoj pusėje Neries. Įdomiausia tai, kad aš čia važinėjau labai senai. Ir žiūrėkit, ką aš čia radau. Tikrai nežinojau, kad priešų ženklų šitoj pusėje yra. Yra to, ką aš jums sakiau prieš tai, kažkoks tai kaip ir įrodymas. Žiūrėkit, čia yra plieninis trosas. Plieninis trosas gana storas. Gana storas plieninis trosas likęs nuo tų laikų. Jis gana giliai žemėje įkastas įbetonuotas. Tai plieninas trosas gana stiprus, storas. Gal net 40 mm, 4 cm storė kažkur, gal net ir daugiau. Tai va, aliuminio sasagailė yra jo. Užspaudės ir dar yra vamzdis. Irgi gana stambus metalinis vamzdis, labai stiprus. Irgi yra įbetonuotas. Ir čia net yra kažkokios tai betono liekana. Irgi čia matosi irgi metalinis vamzdis va čia. Tai irgi tai pasako, kad tai buvęs tikrai kažkoks ar keltas, ar tankai keldavosi prisirišę patys per upę. Mašinos zuja, čia labai didelis judėjimas. Tęsiam toliau. Mašinos zuja, tegu zuja. Geras kelias, gerus oras. Antra diena jau saulė, todėl filmuojam. Tai va, šita vieta tikrai dabar man jau truputį įdomiau dar labai pasidarė. Vėjas yra. Tai va, net čia yra betonas ir metalo dar likutis. Tai ir priešais tie ženklai tai tikrai įrodo, kad tai tikrai tankai keldavo šitoj vietoje, atvažiavę žvyrkeliu. To mes ten davažiuosim. Ką, važiuojam toliau link Žirmūnų, mūsų tikslas Žirmūnai, kol kas iki. Ženkliukus trumpam. Va, vienas apvalus užbrauktas inkras, kitas stačiakampis. Jie kitoj pusėje. Tai ką, toliau kylam, bėgam į Žirmūnus. Esam toliau. Mes artėjam prie Žirmūnų.
Prie Žirmūnų, vėjas pakilo, tai truputį dar toliau filmuoju, yra saulė. Čia mūsų tankų kelias. Taip, mūsų tankų kelias, žmonės sportuoja. Dabar tai yra dviračių takas. Dar vėliau, jau kokiais 93 metais, čia dar žvyrkelių važiuodavo automobiliai, kad išvengt kamščių, visą aplenkt miestą, jie važiuodavo iš šitos gatvės, sukdavo čia. Čia dar nebuvo dviračių tako, jie važiuodavo čia ir išlysdavo prie Valakampių tilto, tikrai visi žino. Tai čia kaip taip išmalė, kokius 10 metų taip pamalė visi išmalė. Tai tada nusprendė šitą žvyrkelį padaryti dviračių taku. Padaryti dviračių taku ir automobiliams eismas draudžiamas. Taip. Kodėl šito vietoje? Taip, čia yra viršuj pas mus Žirmūnų pabaiga, prieš saulę ten. Ant kalno yra Žirmūnų žiedas, dvylikaušiai tie, kur matys iš toli. Tai dar priminsiu, kam patinka, galite prenumeruoti mano YouTube kanalą video. Subscribe my YouTube channel. Gerai, tęsiam toliau. Istorija yra tokia, kokia yra, jos nepakeisi. Galima prisiminti, galima ne. Dabar kodėl esu šitoje vietoje? Čia tokia kaip buvusi gelbėjimo stotis. Kažkas tokio. Gelbėjimo stotis, ten dar vienas pastatas, net nežinojau, kad čia ir antras buvo. Tai taip ir liko. Tai tokie panašus pastatai buvo va čia, kur šitie gražus namukai. Tai buvo jie, taip, senai. Ten gale miške toks didelis buvo pastatas, tipo kažkoks vandens tipo gamykla. Nors ten toliau yra Trinapolio bažnyčia, ten taip ir liko vandens. Ten yra daug šaltinių, vandens gamyba, vandens cechas ir liko, vandenį tiekė visam Vilniui, gal net ir daugiau. Tai va, tam gale buvo toks pastatas. Jį nugriovė ir atsirado šitie labai gražus namukai. Kotedžai, namukai. Tai va, užtat aš esu čia. Ai, dar vienas objektas yra. Dabar irgi ten yra prabangus namai. Va ten matosi ant kalno miške. Tai čia buvusi tokia kaip turistinė bazė. Buvusi turistinė bazė. O dabar tai ten jau yra privatus namai, kotedžai ir taip toliau. Kas žino, to keliu kilnot yra autobusų parkas. Taip, o čia yra pas mus Žirmūnai. Tai ką, mūsų tikslas yra Žirmūnai. Tai vyksime toliau. Važiuosim dviračių taku, žinokit, tiesą pasakant, niekad ir nevažiavau. Aš esu važiavęs šitų žvyrkelių milijoną kartų, o šito dviračių taku, kada išasfaltavo, taip ir neteko man važiuoti. Tai gaunasi pirmas važiavimas. Šituo galima pėstiesiems ir dviratininkams. Tai ką, pavažiuosim? Pavažiuosim šito taku. Šituo taku važiavau tik tai slydėmis ir automobiliu. Tai labai senai. Dar parodau, tai yra Trinapolio vienuolynas, Trinapolio bažnyčia, ženkliukas yra. Aišku, labai gražu, viskas tvarkoja. Taip. Na tai ką, važiuosim, pirmą išvyką. Šito dviračių taku niekad juo tikrai nevažiavau. Pažiūrėsim, kas per takas. Tai ką? Mūsų tikslas Žirmūnai. Kol kas tiek. Čia sustojau. Tai pasakysiu kodėl. Jo, dviračių takas labai geras. Bet noriu papasakot galbūt, kad jis buvo tikrai platesnis. Čia laisvai prasilenkdavo net 2 automobiliai. Tai gal net ir matosi. Čia va elektros stulpas yra. Tai va šita vieta irgi. Reiškia, buvo labai intensyvus eismas, tiek automobilių. Aišku, tais blogais laikais važiuodavo net ir tankai. Tai va, tai yra tankų kelias, buvęs tankų kelias, tai yra istorija. Ir, o čia net, tai ko čia dabar visi, taip, čia net šviestuvai atsirado, matau, irgi labai faina, dega, gražu. Čia sustojau dėl to, kad čia yra kitoj pusėje Valakampių pliažas. Užtat čia sustojau, vakar ekskavatoriai čia privežė ir lygino smėlį, matosi. Tai 2 dienos karštos, vakar šiandien. Tai ką, bet kažkaip tai mažai, ten vienas kitas, matau, deginasi. Tai visi plūs maudytis. Bet kai mes gyvenom Žirmūnuose, kad patekti į Valakampių pliažą, reikėdavo važiuoti troleibusu, reikėdavo keltis per Valakampių tiltą. Tai čiagi nepereisi, tai va. Bet mes maudydavomės kitur, žirmūniečiai. Tuoj parodysiu kur. Vykstam toliau, tai yra Žirmūnai. Jau prie sekančio objekto. Kaip nekeista, šitie 2 objektai yra kartu. Tai yra užvažiavimas nuo
buvusio žvyrkelio ant kalniuko ir ten yra Plėtrytės mokykla, buvusi 30 rusų mokykla, ten miške ant kalno, ten prieisim. Tai čia šitie du užvažiavimai, nuvažiavimai, tai čia automobiliais galima buvo užkilti seniau ir išvažiuodavai prie Valakampių tilto į miestą, į gatvę, tai va. Tai čia vienas objektas, tas išvažiavimas toksai, dabar jo nėra, čia tik dviračių takas ir priešais yra, čia mūsų dviračių takas, mūsų yra kas? Mūsų pliažas. Tai šitoj vietoj buvo, reiškiasi, pliažas šitos pusės. Čia mes, reiškiasi, gana didelė vieta, čia taip atrodo. Mes čia ką darydavom? Mes čia maudydavomės, kad neiti, nevažiuoti iki Valakampio pliažą. Mes maudydavomės čia, būtent šitoj vietoj. Čia deginomės ant, reiškiasi, ant paklodžių pasikloja, va, čia gana didelė, dabar čia užaugė, čia buvo labai didelė teritorija. Tas medis taip ir liko didelis, bet ten toliau nebuvo, tai buvo tokia pieva, arba aukščiau gulėdavo žmonės. Ir va čia mes gulėdavom, maudėmės, tikrai gana nemažai žmonių čia būdavo. Va, nusileisdavom čia ir paplaukidavom. Neris, va, čia net ir seklų galiu parodyti, tikrai sekluma. Tai tokios būdavo žirmūniečių, žirmūnų pabaigos maudynės čia, gal dabar jos vyksta ir dabar. Tai va, čia buvo, čia aš maudžiausi prieš 30 metų, biškai gal prieš 25. Tai va, tokia yra istorija. Kol kas tiek, dar liko keli objektai. Kam patinka, prenumeruokit mano YouTube video kanalą ir vyksime toliau į pačius žirmūnus, į žirmūnų pabaigą, kol kas iki. Tai vykome toliau, mes jau tiksle. Čia jau žymėjai žirmūnų pabaigos 12-aukščiai, 3 12-aukščiai, geltonų plytų, vienas renovuotas. Tas renovuotas pastatytas 1982 metais. Tas vat pirmas, priešais Astra parduotuvė. Sekantis objektas yra įdomus tuo, kad mes turėjom vaikai stadioną. Dabar čia aptverta, kaip keista, ten mačiau varteliai atidaryti. Tai buvusi 30 rusų mokykla ir mes turėjom stadioną. Tai futbolo stadionas, ten buvo ir yra krepšinio aikštelė, tinklinio, daug ten aikštelių dar yra viršui, platukai matosi. Dabar tai aptverta. Neesmė. Čia dar statyba kažkokia vyksta, ten čia yra pieva labai didelė. Tai dar vienas tokio prisiminimas yra, kad už šito miškelio yra kalnas. Aš važinėdavau slidėm, būdamas paauglys. Ir tikrai teko matyti 4 vakare kažkur grįžęs po mokyklos. Bevažiuojant slidėm tikrai važiavo tankai. Tankų kolona, tai tokia... Vaizdas buvo tikrai įdomus, nes ir garsas didelis. Ir jie nuvažiavo tuo taku, tuo dviračio taku. Tai va, tokia ir istorija. Dar vieną papasakosiu. Jeigu matot, kad šitie visi namai yra ant kalno, tai mes, būdami vaikais, važiuodavom nuo to kalnų, kai gera žiema, kai daug sniego, su rogutėmis. Ir ten matosi toksai keliukas, davažiuoti į mokyklos. Tai nuo pačio viršaus per kelią ir važiuoji, tada leidėsi nuo šito kalno ir va, kur dabar statyba, čia sustodom. Tai tokia būdavo pramoga. Važiuojam toliau. Prenumeruokit mano video YouTube kanalą. Vykstame toliau į žirmūnus. Dar liko keli objektai. Dar vienas įdomus renginys. Tai toks požeminis įėjimas. Kažkoks tai keistas statinys. Taip jis ir liko. Tai kažkas panašu į požeminę bunkerį. Dabar net žiūri, šių laikų yra įvesta elektra tenai. Va, dėžutė net yra skirstamo. Tai tikrai įdomus dalykas. Mes čia vaikščiodavom, bet viduj niekad ir nebuvom, nes tai vis laik užrakinta. Tai yra prie pat mokyklos, tai yra mokyklos teritorija. Dabar čia aptverta. Tai gal kas žino, galite parašyti, pakomentuokit, kas tai per daiktas, gal tai yra požeminis bunkeris ar atominė slėptuvė. Tai matosi, kad yra didelis įėjimas. Tai va, parašykit. Nu, artėjom link žirmūnų, jau mes žirmūnuose, žirmūnų pabaigoj. Kaip prieš tai minėjau, tai rogutėmis važiuodavom. Va, čia yra kelias, matosi.
nuo to Vilikaukščio, ten kelias. Ir Ragutėm važiuodom taip šituo kalniuku. Čia pieva labai didelė. Šitų statybų nebuvo, čia buvo pieva link pat miškelio, tai va. Ir ten stodavom, tai va. Tokios būdavo pramogos. Va, nuo šito Vilikaukščio yra irgi jisai ant namo, tai irgi važiuodom, bet čia pats didžiausias kalnas būdavo. Tai tik važiuodom nuo pusę, nes jis labai didelis, visi bijodavo. O šiaip vakarais ant šito kalniuko mažiuko, tai ne tankų, kaip skruzdėlių būdavo vaikų, čia būdavo žiemą labai daug. Slidės, rogutės visi, tai va, čia šitie Vilikaukščiai. Dar važiuosim tolyn. Dar liko vienas keistas objektas, pažiūrėsim, kas dabar jame yra. Taip. Tokie yra žirmūnai. Tokia yra istorija. Čia mokykla, vartai atidaryti. Taip, čia važiuodavom automobiliai. Dabar viskas pasikeitė. Tai ką, vykstam toliau, ypač žirmūnus, kol kas tiek. Šio video pagrindinis tikslas buvo šitas objektas. Gal kas tikrai žinos, kas apie objektas buvo. Aš galvoju, kad jo nebėra, bet jis yra. Tai yra vieno aukšto pastatėlis. Labai įdomus. Taip. Galiu pasakyti, kur mes čia esame. Mes esame žirmūnų pabaigoje. Vėjas pučia, tai aš truputį šaukiu. Taip. Čia yra darželiai. Seniau buvo lietuvių rusų. 2 darželiai. Ten yra tie Vilikaukščiai, kur buvom. Prie jų yra Astra parduotuvė. Dabar Grūstė. Buvo ir Maxima kažkada. Taip, ir šitą pro tos darželius eidavom ir ten eidavom iki parduotuvės Šaltinėlio. Toks takas tarp darželių labai įdomiai. Eini taku, vienoje pusėje vienas darželis, kitoje kitas. Dabar, aišku, abudu lietuvių darželis, nebuvo vienas rusų, kitas lietuvių. Tai tokia yra istorija. Tai kodėl šitas pastatas? Kas prisimena, tai prieš 30 metų, gal net ir daugiau, tai buvo, kaip nekeista, žirmūnų poliklinika. Kad suvokt mastą, vieno aukšto pastatėlis, kad suvokti, įsivaizduot palyginimui Antakalnio poliklinika, 8 aukštų pastatas, Karoliniškių, 8 aukštų pastatas, palyginkim Šeškinės polikliniką. Ką mes dar turim? Naujininkų polikliniką didelę, palyginkim Vilniaus rajono polikliniką Vilniaus mieste. Tai yra didelė, tai buvo Žirmūnų poliklinika. Ko poliklinika, toks kaip mažiukas centras. Kodėl nėra iki šiol ir tada nebuvo didelės poliklinikos, tai klausimas. Tai dėl to ir atsirado šitas video apie žirmūnus. Dabar paskaičiau, tai kažkoks tai universiteto reabilitacijos katedra medicinos. Ten matos Andūrai tikrai žinosi, tai va. Tai kad prisiminti istoriją, eidavom į šitą polikliniką vieno aukšto. Aišku, tai gaudavai pirminės paslaugos, tai šeimos gydytojas buvo, gal net keli. Kad neiti į darželį ir į mokyklą, kažkokius tai susirgimai, sloga, gripas ir taip toliau. Tai visas krūvis tekdavo Antakalnio poliklinikai. Antakalnio poliklinikai, visi žirmūniečiai ėjo. Dabar, aišku, pažiūrėjau per internetą, yra daug centrų, mažiukų, aišku, privačių žirmūniečiam, šeimos centrų, privačių, bet aišku, tokios didelės poliklinikos, kaip turi Antakalnis, Karoliniškis, taip ir nėra, nebuvo ir nėra. Tai vat klausimas yra kodėl. Gal kas žino kodėl, gal jau įstatoma, gal ten stato prie pievoj, daug labai stato, tai va. Toks buvo šitas video esmė, turbūt, istorijos truputį. Šiandien tiek. Kam patinka tokie video, galit prenumeruoti mano YouTube video kanalą, labai ačiū. Ten dar matosi tas dangoraižis prie Šaltinėlio priekį. Tai šiandien tiek. Subscribe mano YouTube channelio, prenumeruokit, kam patinka. Tokia yra istorija. Tokia yra Žirmūnų poliklinikos istorija, vieno aukšto. Šiandien tiek. Iki greito. Iki.